Labas vakaras. Šiandieną sveikinuosi su jumis. Neįprasta mūsų sielos aritmetikai pirmadienį, o būtent sekmadienį, kadangi mūsų laukia dar viena kelionės į save savaitė, kurią būtent šiandieną atvažiuoja daug moterų į antros kelionę į save pakopos mokymų programą čia Ibicoje. Mūsų tokia graži aplinka, jau saulė po truputėlį leidžiasi ir aš noriu pasisveikinti su jumis, kad galėčiau neapleisti šitos rubrikos ir tik vienintelį išskirtinį šį sekmadienį pasisveikinti su jumis ir sakyti labas vakaras, mūsų laukia įprastinės sielos ir tradicinės sielos aritmetikos rubrika su jūsų klausimais, su sąmoningu pasižiūrėjimu į skirtingas gyvenimiškas situacijas ir tiesiog pabuvimu kartu. Gera matyti jūs prisijungiant vis labiau ir aktyviau ir iš tikrųjų gera tai, kad mes kūrėme tokią erdvę ir kad galim susitikti tradiciškai ir pradėti tuos pirmadienius netradicinę informaciją apie save, pažvelgti per kitų klausimus į savo gyvenimiškas situacijas ir pagaliau turėti tokią savaitės frazę, kuri galėtų atnešti mums kitokias įžvalgas į savo kasdieninį gyvenimą. Kai pabaigsime visus aptarimus klausimų, būtinai apeisime mūsų nuostabią erdvę, į kurią suvažiuoja jau šiandieną tiek daug moterų. Tos, kurios keliaujate ir galbūt matote dabar čia prisijungę Sielos aritmetika, žinokit, kad aš jūsų ir visa bijų komanda jau labai laukiame šioje jaukioje viloje čia Ibicoje ir tos, kurios galvojate arba svajojate prisijungti į bijų kelionę, sąmoningumo kelionę į save, jau neužilgo būtent šiomis dienomis paskelbsime sekančią pavasario grupę, kuri jau traška brazga, bet jų labai daug norinčių atsirandinėja atvykti į Ibicą ir nerti į save. Taigi, o šiandieną noriu pasisveikinti, pasitikti jūs tokių klausimų, kurį atsiuntė Indrė. Ir Indrė sako, jinai užduoda tokį klausimą. Sveiki, domiuosi sąmoningumu, kiek galiu bandau skirti laiko ir meditacijai ir savianalizai. Atrodo, kad esu įsisąmoninus, išgyvenus ir iš esmės situacijose pajautus, kad gyvename tarp veidrodžių ir žmonėse siekiu atpažinti, kur yra mano veidrodžiai. Keliu klausimus, kodėl supykstu ar suirstu dėl kito žmogaus poelgių ar žodžių, ką ir kaip manyje tai paliečia. Tačiau kaip atpažinti, kur yra riba tarp to, kas yra manęs veidrodis ir tarp to, kad to žmogaus savybės tikrai ne mano pačios veidrodis, o jos yra to žmogaus ir kad tokių poelgių aš išties negaliu priimti, nes tai ne mano vertybių skalėje. Kur ta riba? Kad aš pavargau nuo tam tikro žmogaus būdo, kuris yra šalia, o ne nuo savo paties veidrodžio. Nes keliu klausimus, kas yra su manimi negerai, kad negaliu priimti tam tikro žmogaus elgesio, bet ar tikrai tik su manimi problema. Žmogui bandau sakyti, bet suprantu, kad jei tam tikros savybės kitų žmonių nėra mūsų, o jų, tai jei tai ne mano veidrodis, tai kaip ir neturėtų mane žeisti. Bet kur tuomet riba tarp to, kad priimu kitą toks, koks jis yra ir nieko nejaučiu, kad galbūt tos savybės žeidžia ne tik mane, bet ir mano vaikus ar kitus artimus žmonės. Ačiū Indrė už šitą klausimą, aš jį detaliai paskaičiau dėl to, kad mes pamatytume tokią mažytę situaciją. Vėlgi žinokime, kad sielos aritmetikoje niekada nėra taisyklių ir niekada nėra atsakymo. Mes sielos aritmetikoje tiesiog veidrodžiuojame vieną iš kasdieninių klausimų, kurie gali atspindėti vieną iš jūsų klausimų ir atidaryti erdvę pažiūrėti į gyvenimiškas situacijas truputėlį plačiau ir išsamiau. Neužfiksuojant, Leonora tai pasakė, o pagalvojant, galbūt aš galiu pamatyti truputėlį iš kitos pusės. Todėl Indrė pakėlė šiandieną tokį svarbų klausimą, vis dėlto, tai kur yra ta riba, kada žmogus nenori keistis, arba žmogus tiesiog toje situacijoje liečia mane, nors atrodo, kad manyje nieko su tuo susijusio nėra. Todėl noriu paminėti vieną dalyką. Čia tiesiog galbūt perfrazuoti tavo Indrę klausimą ir pasakyti,
o kaip, reiškia, žiūrint man į veidrodį, kuris yra gyvenimas, ir man kas nors nepatinka tame veidrodžio atspindyje, ką aš darau. Dažniausiai žmogus keičia veidrodį. Važiuoja į parduotuvę ir sako, man nepatinka, ką veidrodis rodo, mes taip bandom pakeisti kitus žmonės ir keičiame veidrodžio rėmus, keičiame veidrodį ir mes bandome matyti tame atspindyje kažką kito. Bet žinome, kad veidrodis rodys tai, kas esame mes. Todėl vienas labai svarbus momentas. Tada, kada jūs žmogus kabina kažkuria, jo elgesys jūs skaudina, arba jūs erzina, arba jums neduoda ramybės, žinokime, kad tai yra kažkas, kas mus kabina iš vidaus, ką mes dar iki dabar nenorime pamatyti informacijoje apie save. Taip? Ir kada mes to nematome, mes bandome tame žmoguje kažką pakeisti, jam įrodyti, jam parodyti, jį sudrausminti, jam pasakyti. Vienas momentas, kada jūs viduje pradedate iš savęs matyti, jog tas žmogus, erzindamas jūs, arba nervindamas jūs, arba sukeldamas įtampą jums, daro skaudą aplinkui, taip, aplinkui jūs, jūsų vaikam, aplinkai ir taip toliau, tai lygiai taip pat, kas jūsų nuostabiajam sode, tarkim, auga per vidurį kaktusas, kuris kabina, reiškia, visus kitus ir galbūt skaudina visus kitus. Vadinasi, tą kaktusą reikia arba persodinti, taip, arba kažką su tuo sodu padaryti, ar aptverti jį, kad galėtumėte patogiai ir saugiai jausti savo paties sode. Todėl, kada jūs priimsite sprendimą jūsų erdvėje, kad vyksta kažkas, kas jums nepatinka, ir norit apsaugoti savo vaikus ir pati save, pirmiausia turėsite rasti tą vietą, kurioje jūsų požiūris ir vidinis pasaulis pradės keistis. Todėl, pirmiausia, ne su priekaištu mes turim žiūrėti į savo sodo kaktusus, o žiūrėti, ką aš galiu padaryti su šita situacija, kad viskas pasikeistų. Todėl jūs turite perimti, aš jums rekomenduoju perimti ne priekaišto požiūrį, o savo šeimininko pozicijos požiūrį į šitą situaciją, į šitą klausimą ir pažiūrėti, o kur yra ta laisvės vieta manyje, kad aš pažiūrėsiu į tą žmogų ir suprasiu, galbūt jisai ir nenori keistis, nes yra toks pasakymas, jei neprašo ir nepadėk. Bet jeigu tu supranti, miela Indrė, kad tau reikia daryti kažką, kad tavo vaikų nekabintų ir tavęs, vadinasi, tu turi pradėti rasti savyje tokią vietą, kur galėtum pamatyti, galbūt tau pačiai besikeičiant, persodinus tą kaktusą, visa sodo situacija pasikeis. Galbūt tu išauginėjai tą žmogų, kuris aplinkui daro skaudą arba dirgina visą tavo aplinką, įtraukiant ir tave, ir galbūt išauginėjant arba matant, jog tas kaktusas jau nebetinka tavo sode, tu jį gali persodinti, taip, ir pamatyti, jog jeigu kitas žmogus nenori keistis, jis gali keistis savo pasaulyje tada, kada jam ateis laikas, o tu savo vidinį pasaulį ir savo aplinką turi tobulinti taip, kaip tau atrodo. Ir žinau, kad nėra patogu, ir žinau, kad ne visada malonu keisti savo aplinką, keičianti savo pačiai, bet ateina tokia situacija, mes negalime laikyti tų žmonių ir tų pasaulių, kurie nėra jautrus ir nėra adekvatus mūsų pokyčiam ir mūsų augimam. Ir kad ir kaip atrodytų, jog tai nesaugu, nestabilu, mes turim visada gyventi taip, kaip įpratę gyventi taip, noriu pasakyti vieną nuostabią išminčių frazę. Jeigu darysime tai, ką esame įpratę daryti, tai ir turėsime tai, ką visada turėjome. Todėl, miela Indrė, jeigu pamatysi situaciją, kuri be baimės tau atidarys širdį ir priimsi sprendimą, jog galima keisti savo pasaulį, pasiemant atsakomybę iš vidaus, tada linkiu tau tą kaktusą persodinti, patraukti arba bent jau aptverti, kol pamatysi, kurioje vietoje tu gali išeiti, kada tavęs jau visiškai nekabins kito žmogaus sprendimai ir gyvenimo būdai. Nes tie žmonės, kurie nenori keistis, o kiti žmonės, kurie nori keistis, vienaip ar kitaip noriu įvardinti kaip pakeleivių kelionę link vienos pusės, kurie prieina tam tikrą sankryžą. Kada mes prieiname sankryžą poroje,
nežinau, bendradarbiavime, partnerystėje. Ir kada du žmonės susijungia, nes jie matė vieną vaizdą ir vieną kelionės kryptį ir prieėję sankryžą mato du skirtingus sprendimus. Vienas nori eiti, pavyzdžiui, į priekį, o kitas nori eiti į dešinę. Arba kitas nori likti toje sankryžoje. Mums teks priimti sprendimą ir mums teks prisimti atsakomybę už savo norus ir už savo pasaulio vaizdą ir už savo gyvenimo būdą. Tad vienaip ar kitaip mums teks keisti tą gyvenimą, teks keisti požiūrį, nekeičiant kito žmogaus. Mes turime gerbti kitų žmonių nuomonę ir tie žmonės pamatys savo pasirinkimo atgalinį ryšį. Nes kiekvienas jūsų gyvenimo būdo pasirinkimas atneša tam tikrą atgalinį ryšį ir tam tikrą gyvenimo vaisių. Tad linkiu drąsiai, su meile, su priėmimu savęs ir kito, keičiantis ar ne, daryti savo vidinius sprendimus. Tam, kad galėtum gyventi ne taip, kaip reikia, o taip, kaip noriu. Tad linkiu visiems ir visoms savo gyvenimo kelionėje žiūrėti ne tik kaip pakeisti kitą žmogų, žiūrėti kaip galėčiau pakeisti savo gyvenimą tam, kad man būtų gera, ramu ir saugu pačiai iš vidaus būti ištikimam savo gyvenimo norams, savo gyvenimo pokyčiams ir savo gyvenimo būdui. O dabar noriu ištraukti dar vieną sielos aritmetikos sąmoningumo frazę ir su jumis pasisveikinti mūsų erdvėje, čia, kur laukiam antros pakopos, visų moterų suvažiuojant iš skirtingų pasaulio šalių, visos lietuvės atvykstant į šitą nuostabų centrą čia, Ibicos saloje. Taigi, sielos aritmetika verčiam vieną iš puslapių ir mūsų puslapis yra šiandieną 115. Štaigi, 115 ir 114. 114 puslapį kažkaip krito man šitą frazę į akis, bandom paskaityti, ką jinai rašo. Ypatingi mūsų gebėjimai, dideli darbai, sukaupta patirtis gali virsti trupiniais, jei patys nevertinsime to, ką darome. Ir nemokėsime to pateikti kitiems kaip vertybės. Manau, Indrė, kad ši frazė labai atspindi tavo ir mūsų šios temos klausimą. Dar kartelį noriu ją paskaityti. Ypatingi mūsų gebėjimai, dideli darbai, sukaupta patirtis gali virsti trupiniais, jei patys nevertinsime to, ką darome ir nemokėsime to pateikti kitiems kaip vertybės. Tad vertinkime savo pasaulio vaizdą, vertinkime savo vertybės, nekeičiant ir nebandant įbrukti kitiems, kaip kas ką turi daryti, o savo veiksmais, savo gyvenimo būdu, savo meilę ir savo realybę, ištikimybę savo realybei, pradedant keistis patiems, keisti savo pasaulį ir tik tada aplinkui žmonės arba pasikeis, arba jie nutols tie, kuriems nereikia būti ten, kur esate jūs. Tad su meile ir dėkingumu ir kantrybe bandykime tobulinti savo gyvenimą iš vidaus. O dabar eime trumpai pasižiūrėti į mūsų saulėlydžio erdvę. Jau temsta ir po truputėlį užeisime į mūsų erdvę čia. Bandom įsinerti čia kažkur. Taip. Prašau. Aha, tai va, pažiūrėkime čia mūsų sukurta šventa erdvė. Čia yra mūsų bijų komandos Vytas su Liudmila, kurie ruošia jau vakarienę. Ir trumpa apžvalga laužavietės, kurioje bus kūrenamos išminties židinys. Ir tokia mūsų šilta ir meditatyvi erdvė laukia šitą savaitę. Ačiū visiems, tie, kurie susirinko šiandieną sielos aritmetikos rubrikoje ir jau nuo kito pirmadienio, kaip visada, grįšime prie savo tradicijos ir susitiksime 7 valandą Lietuvos laiku pirmadienį sielos aritmetikos rubrikoje. Iki pasimatymo.